Čia jau antrasis renginys skirtas parodai. Pirmas irgi buvo diskusija apie lietuviškus žurnalus, Mėnraštį Metai ir Sietyną. O antras renginys bus diskusija apie lenkiškus žurnalus, kurie irgi atspindimi parodoj. Tai konkrečiai Kultūra Paryžiaus leista Ježio Giedroico ir Zešita Literatskija. Barbaros Torunčik redaguojama ir leidžiama. Taigi, pokalbyje dalyvaus Tomas Venclova, poetas, publicistas, literatūros mokslininkas ir Alvydas Nikžentaitis, istorijos profesorius ir rašęs ir apie Ježį Giedroicą nemažai, ir apie jo konceptus, ir apskritai apie atmintį toje erdvėje Ukrainos, Lietuvos, Baltarusijos atminties politiką. Taip, tai pradėsiu nuo pirmo klausimais, abiems bus skirtas. Tai kada pirmą kartą susidūrėte, kada jūsų akiratėje atsidūrė žurnalas Kultūra ir Ježį Giedroico vardas? Tai... Jūs mane klausite? Tai čia abiem, bet Tomai, pradėkit jūs. Jūsų pažintis prasidėjo gerokai anksčiau. Tai turbūt. Aš apie Kultūrą girdėjau, kad egzistuoja toks žurnalas. Gal atsiprašau mikrofoną. Apie Kultūrą girdėjau, kad egzistuoja toks žurnalas. Jau turbūt nuo kokių 57-8 metų, nes jis netgi buvo minimas Lenkų spaudoje, oficialioje, kuri patekdavo į Vilnių. Minimas, žinoma, jis buvo draudžiamas, bet Lenkų spauda buvo palyginti laisva ir jau paminėti tą vardą jinai galėdavo. Girdėjau, domėjausi, mačiau Vilniuje rodos tik vieną vienintelį numerį. Ta numerį kaip ir viską į Vilnių atgabeno, neatgabeno, bet iš kažkur gavo ir visiems, ne visiems, bet kam reikia rodė, Juozas Tumelis amžinatilsį. Aš tą numerį perskaičiau nuo pradžios iki galo, tai buvo kokiais 60-ais turbūt metais ir man be abejo buvo tai labai įdomu. Bet tik vieną vienintelį. Paskui jau, kada išvažiavau į Lenkiją, tai ten Lenkijoje pas kiekvieną inteligentą stovėjo Kultūra lentynoje ir galėjai vartyti, galėjai skaityti, ką aš ir dariau. Aš taip dviejose namuose ten gyvenau, Krokuvoje pas Janą Blonskį profesorių, romanistą ir teatrologą, o Varšuvoje pas Viktorą Vorošilskį, poetą, kuris yra lankęsis ir Vilniuje, tokį savo laiku labai komjaunuolišką, maždaug kaip mūsų Grybas Macevičius ar Joninas Vyresnysis, o paskui labai greitai persimetus į tokius gana radikalius disidentus. Bet vis tiek jisai spausdinosi, ne viską, ką rašė, galėjo spausdinti, bet kai ką galėjo. Turėjo visuomenėje tam tikrą nišą ir buvo gerbiamas žmogus. Leido rusų 20-ojo amžiaus poezijos antologiją. Atsimenu jam, ten buvo simbolistai, futuristai, akmeistai ir paskui buvo ir sovietiniai poetai, bet irgi ne visi, o tik tie, kurie įdomesni. Ir jo pareikalavo cenzūra, kad jis pristatytų kiekvieno eilėraščio bibliografiją, kur ir kada jis buvo Tarybų Sąjungos spausdintas. Jeigu nespausdintas, tai spausdinti negalima. Sakau, tai ir ką tu padarei? Jis pasakė, aš sako, prasimaniau tą bibliografiją. Ir nieks nieko nepatikrino. Ir taip ten praėjo daug eilėraščių, kurie niekad Sovietų Sąjungoje nebuvo spausdinti ir negalėjo būti spausdinti. Va toks buvo žmogus. Tai jis irgi turėjo kultūros komplektus, kaip ir Blonskis, ir ten aš jau juos tada gilinausi. Nežinau, gal verta, tai dabar gal pasakys Alvydas ką nors apie kultūrą, o aš manau, kad gal verta ką nors papasakoti iš viso apie Giedroicą ir apie jo giminę.
Tai Gerai, Tomai, aš tikiuosi, kad jūs dar papasakosit ir apie savo pirmą susitikimą su Giedroic. Tai vėliau truputį. Jo, tai, bet šiaip tai, kaip nebūtų keista, tai jeigu kalbam apie tą pirmą pažintį ir susidūrimą su Paryžiaus kultūra, tai pasirodo, kad nors laiko skirtumas buvo didžiulis tarp to, kada jūs sužinojot apie Giedroic leidžiamą kultūrą ir mano, bet šiaip informacijos šaltinis buvo tas pats. Tai šitą Juozas Tumelis. Ir Juozas Tumelis man irgi vos ne, labai dažnai, jeigu tik tai klausimas būdavo susijęs su Lenkija, tai jis iš karto ir kalbėdavo apie Ježą Giedroic kultūrą. Bet šiaip atvirai, tai buvo galbūt 89 metais, 8-9 bet šiaip tai, tuo metu mane, kadangi fiziškai jis man nebuvo, mes nebuvom taip gerai pažįstami, kad jis man patikėtų ir duotų paskaityti, bet su Ježa Giedroic šiaip veikla, tai jau teko labai gana greitai susidurti, nes Ježa Giedroic šiaip jau įsteigė ir stipendijas Lietuvos istorikam. Tai aš pats nesinaudojau šitą galimybę, bet mano daug kolegų iš tikrųjų buvo Paryžiui ir tiesiog dirbo archyvose, bibliotekose būtent Ježa Giedroic dėka. O šiaip užbaigt norėčiau savo trumpą pasisakymą, ne tik prisimindamas tas stipendijas, bet kritiką jums. Ir kritiką visų pirma Lenkams. Nes šiaip jeigu mes paimsim Giedroic veiklą, tai buvo 3, sakykime, jo pagrindinės sritys. Be pačios žurnalo kultūros tai buvo literatūrinis žurnalas leidžiamas ir buvo leidžiamas šiaip jau ir istorinis žurnalas. Aišku, su istoriniu žurnalu, kas ten yra spausdinama, tai jau mes pakankamai gerai susipažinom, bet manau, apie tas 3 sritis, kodėl buvo svarbi pati kultūra, literatūra ir istorija, galbūt pakalbėsim, kai kalbėsim apie tai, kuo yra svarbi šiaip jau ta, sakykime, kaip ir vėliava Giedroic veiklos, Paryžiuje leidžiama kultūra, bet ir bendrai jo tie teoriniai konceptai, kiek jie buvo svarbus tuo met ir kiek jie yra svarbus, sakyčiau, ir šiandien. Aš pasižiūrėjau prieš čia ateidamas apie Giedroicą tokios informacinės literatūros. Jos yra daug, nes jis yra figūra labai svarbi. Aš sakyčiau, yra labai aiškia analogija. Po 1831 metų sukilimo Lenkų emigrantai su Mickevičium priešakyje spėtėsi Paryžiuje. Ir buvo tam tokia įstaiga, kuri ir dabar tebėra, tas namas tebestovi ir ten yra Lenkų centras, kuri vadinosi Hotel Lambert. Tai buvo tas Lenkijos vyriausybė egzilyje, vyriausybė tremtyje. Ir jos vadovas buvo Čartoriskis, kažkada Vilniaus universiteto kuratorius, po to 1931 metų sukilimo veikėjas, o po to toksai emigracijoje nevainikuotas Lenkijos karalius. Ir tasai Hotel Lambert Lenkų kultūroje suvaidino milžinišką vaidmenį, ir dėl Mickevičiaus, ir dėl Slavatskio, ir dėl daugelio kitų, dėl to paties Čartoriskio. Tai labai panašus reiškinys buvo Maison Lafitte. Hotel Lambert yra Paryžiaus centre, netoli Notre Dame, o Maison Lafitte toli priemiestyje. Bet tenai buvo Giedroico kultūros redakcija. Dabar pasižiūrėjau šiek tiek iš viso apie tą giminę. Atrodo, nežinau, čia mane galbūt Alvydas pataisys, kad Giedraičiai arba Giedroicai yra itin sena lietuvių bajorų giminė. Jeigu Radvilos ten, sakysime, siekia Vytauto laikus, tai jie siekia Mindaugo laikus. Ir kad buvo viena iš nedaugelio tų giminių, kurie buvo Mindaugo
neišnaikinti, laiku prie jo prisitaikė, taip sakant. Na ir jų centras buvo Giedraičių miestelis, 500 km šiaurė nuo Vilniaus, kurį visi turbūt žino, kur vyko kažkada kovos su Želigovskiu. Na, paskui toji giminė turi taip pat šventąjį, tiksliau pasakius, ne šventąjį, o palaimintąjį. Mykolą Giedroicą, nu kartais lietuviai mėgsta sakyti Giedraitis. Kas be abejo teisingai, lietuviška forma yra Giedraitis, bet atsimenu, kad pats Giedroicas to nemėgo. Ir visada, kai jį kreipdavosi ponas Giedraitis, jis atsakydavo, Giedroicas yra tokia pat lietuviška pavardė kaip ir Giedraitis ir netgi geresnė. Tai vat, lietuvių kalbos jis jeigu ir šiek tiek mokėjo, tai mokėjo prastai, niekada su juo lietuviškai nekalbėjau, nežinau tiesiog. Milošas šiek tiek mokėjo. Kiek Giedroicas mokėjo tiek, kiek Milošas, ar daugiau ar mažiau, nežinau. Dabar dėl jo paties biografijos. Gimė jisai Minske. Nu, iš tų vadinamųjų senlietuvių. Senosios didžiosios kunigaikštystės bajorijos, aristokratijos, kurios atšakos buvo ir Minske. Paskui studijavo Varšuvoje teisę ir istoriją ir virto tokiu jaunu politiku. Jaunas politikas jis buvo savotiškas, ten buvo visa jų grupuotė, kurie leido žurnalą iš pradžių vadinosi Bund Mlodych, jaunųjų maištas, o paskui politika, 4-ame dešimtmetyje, 30 metais. Tai buvo pilsudskiškas žurnalas. Nu, pas mus ne kiekvienas junta tą didžiulį skirtumą, kuris buvo Lenkijoje tarp pilsudskininkų ir endekų. Ir paprastai, sako, Pilsudskis buvo imperialistas, Lietuvos priešas, nutautintojas, pagrobęs iš mūsų Vilnių ir aplamai Vilniaus su Pilsudskiu. Tai štai Pilsudskis palyginus su endekais buvo labai ir labai liberalus. Nieko jisai nutautinti nenorėjo, Lietuvos priešas tikrai nebuvo. Endekai taip. Endekai laikėsi tos pozicijos, kad ukrainiečiai, baltarusiai, lietuviai, latgaliai, o taip pat ir visi kiti turi būti sulenkinti, turi virsti lenkais. O jeigu nenori, tai tegu, taip sakant, tegu neždinasi, arba galbūt net juos ir sunaikinti galima, jie nepriešingi buvo tokiems etiniams valymams. Pilsudskis to nenorėjo, jis norėjo federacijos. Lenkijos, Lietuvos, Baltarusijos, Ukrainos federacijos, kuri, taip sakant, ideale eitų lygi nuo Baltijos jūros lygi Juodosios, vadinamoji toji Międzymorze, tarp jūrinis, arba kaip net ir dabar šiek tiek prisimena tą projektą, sako, trijų jūrų tokia geopolitinė fantazija, kur eitų valstybės nuo Estijos, galbūt nuo Suomijos, per Latviją, Lietuvą, Lenkiją, Čekiją, lygi Rumunijos, o galbūt ir lygi Bulgarijos, ir lygi Adrijos jūros, lygi Kroatijos ir Slovenijos. Ar iš to kas nors išeis ar ne, kažkas net truputį ir išeina. Taip sakant, tokia grupė valstybių, kurios atskiria vakarus nuo Rusijos. Sudaro tokį stiprų, bendrai paėmus niekiek nemažiau stiprų negu Rusija, barjerą. Na, ir štai tie jaunieji laikėsi maždaug tokių pozicijų. Jie norėjo stiprios, galingos, netgi tokios imperiškos Lenkijos, bet kuri jaustų savo tautinių mažumų, taip sakant, poreikius ir ambicijas ir laikytųsi tos Pilsudskio federacinės programos. Na, po to prasidėjo, kaip žinome, Antrasis pasaulinis karas. Giedroicas atsidūrė Rumunijoje, kaip daugelis Lenkijos valdžios žmonių. Paskui atsidūrė pietuose, artimuose rytuose, kariavo
galų gale Londone ir Paryžiuje, kur ir įkūrė žurnalą Kultūra 47 metais. Žurnalas tas egzistavo 53 metus. Iš principo taip jau buvo numatyta, kad jis egzistuos tol, kol Giedriucas bus gyvas. Taip ir įvyko. Be to žurnalo dar buvo leidžiamos knygos, atskiri tomai zašitai historične, istoriniai sąsiuviniai, labai vertingas leidinys. Nu ir dar kai kas ten buvo leidžiama. Ir Lenkijos emigracijoje Giedriucas laikėsi labai individualios pozicijos, neįprastos pozicijos, skirtingos negu Lenkų egzilinė vyriausybė, bet jis buvo toks irgi toks tarsi nevainikuotas emigracijos karalius, labai aristokratiškas, tą aš galiu, taip sakant, patvirtinti. Kalbėjausi su juo už vieno stalo ir galėjai matyti jo kiekviename judesyje buvo tas aristokratiškumas. Na ir man su juo ryšys atsirado dar ir tada, kai profesorius Blonskis, aš jį minėjau, aš pas jį Lenkijoje lankiausi ir mačiau tenai Kultūrą, skaičiau tenai Milošo poeziją, jis man parašė laišką į Vilnių, kad mielas Tomai, perskaičiau tavo eilėraštį, išverstą į lenkų kalbą didžio poeto. Gražus eilėraštis, sveikinu tave. Nu, aš jam atrašiau, esu ne kartą tą pasakojęs, gal čia kas mums ir girdėjo tą istoriją. Atrašiau, kad sakau, aš turbūt nujaučiu, kas yra vertėjas, kadangi didžių poetų netaip jau daug. Turėjau omeny, kad turbūt Milošas. Bet man įdomu, kur tas buvo spausdinta, kokioje vietoje. Įtariau, kad viename kultūringame mieste. Miestas tai Paryžius, o kultūringas dėl to, kad jame eina kultūra. Blonskis tą viską suprato, atrašė taip, spausdinta kultūringame mieste. Nu, aš nepaprastai pradžiugau, nes mano pozicija iš viso buvo tokia, kad reikia stengtis išsiveržti iš to lietuviško ratelio, reikia eiti į kitų tautų, taip sakant, spaudą, Lenkų, taip pat ir Rusų, taip pat ir vakarų Europos tautų, bet pirmiausia turbūt Lenkų ir Rusų kaip mums kaimyninių tautų, kurios turėjo įdomią ir emigracinę, ir neemigracinę spaudą tuo metu. Ir tai buvo pirmasis toks atvejis, kada pavyko tą padaryti. Žinoma, trupučiuką baisoka, bet antra vertus, jau aš tuo metu tokių dalykų nelabai bijojau. Ir vadinasi, paskui Vytautas Kubilius, mūsų vėliau pasireiškusio ministro pirmininko tėvas, literatūros tyrinėtojas, atvežė man tą kultūrą iš Lenkijos nepaprastai atsargiai, nepaprastai, tiesiog buvo aiškiai matyti, žmogus tiesiog dreba, jis tą kultūrą išvyniojo, taip dairydamas, ar niekas mūsų nemato, jis mane įteikė. Aš ją paėmiau per daug kažkaip, taip sakant, nedrebėdamas. Vis dėlto mūsų pozicijos, ta prasme, buvo truputį skirtingos. Ta lietuvių inteligentija tuo metu, mano manymu, net truputį per daug drebėjo, galėjo mažiau drebėti. Gal tada ir Lietuvos likimas būtų geriau susiklostęs, negu jis iki šiol yra susiklostęs. Jis, ačiū Dievui, neblogai susiklosti, bet galėjo ir geriau. Ir čia daug kas priklausė nuo lietuvių inteligentijos. Na ir aš tą kultūrą pasijutau, kad perskaičiau tą vertimą, likau labai pradžiugintas ir pasijutau, kad esu, taip sakant, išventintas į riterius, kad tikrai didis poetas kalaviju man trenkė per petį, kaip tai daroma išvendinant į riterius, ir dabar aš galiu manyti, kad tai, ką aš darau, turi tam tikrą prasme. Na, o po to patekau į Paryžių. Gana greitai po tos kultūros istorijos, nes kai jau tokie dalykai prasideda, jau jie tada ritasi greitai kaip lavina.
ir atsidūriau emigracijoje. Daug kartų pasakojau, kaip atsidūriau, tai ilga istorija. Ir dėl to nepasakosiu, bet kada patekau į Paryžių, dar su tarybiniu pasu, dar tarybinis pilietis, vienas iš pirmųjų žmonių, kurį susitikau, buvo Nataša Gorbanevskaja. Nataša Gorbanevska mano sena, ištikima draugė, dabar jos nebėra gyvos, kuri pasižymėjo tuo, kad sovietams įžengus į Čekoslovakiją, ten ne tik sovietai, ten ir lenkai įžengė, ir vengrai, ir rytų vokiečiai. Net buvo skandalas, kadangi, kada įžengė rytų vokiečiai, tai vakarai davė suprasti, kad yra, taip sakant, nuo antro pasaulinio karo pabaigos yra susitarimas, kad Vokietija daugiau niekad ir nieko neokupuos. O kaip čia dabar rytų Vokietija okupuoja Čekoslovakiją? Ir patyliukais rytų vokiečių kariuomenė iš ten išvedė. Bet liko rusų, lenkų, vengrų kariuomenė, nebuvo rumunų kariuomenės. Rumunų Čiaušesku neprisidėjo prie tos akcijos, nu tas jau neišgelbėjo, reikia pasakyti. Na ir o Nataša Gorbanevska su 6 bičiuliais Maskvoje demonstravo prieš tą invaziją. Ir pateko iš pradžių į Belangę, paskui į psichiatrinę ligoninę. Ten ją gydė, bet vis dėlto nenugydė. Ji, kai buvo sveika, taip ir liko. Žinoma, patyrė palygit nemalonių tokių pergyvenimų, bet paskui buvo išleista po 2 ar daugiau metų. Ir po kiek laiko išvyko į Paryžių. Ten buvo emigracijoje, dirbo rusų emigrantų spaudoje ir netaip seniai mirė. Na štai, tai kai aš atsidūriau Paryžiuje, vienas iš pirmųjų žmonių, kurį aš mačiau, buvo Nataša Gorbanevskaja. Pirmas dalykas, kurį mes padarėme, mes išgėrėme karšto vyno ir mane išmokė gerti vin chaud, karštas vynas. Ir reiškia toks tipiškas paryžietiškas malonumas, dabar jau ir Vilniuje gali to atrasti, tada dar nebuvo galima. Ir po to mes nusipirkome Mont. Aš vieną egzempliorių, jinai kitą. Jiem prancūziškai jau gerai mokėjo, aš dar vos, bet sėdim ir skaitom. Ir pasakė, ar mes galėjom su tam domą įsivaizduoti, kad mes sėdėsime greta ir skaitysime šitą kontrrevoliucinį antitarybinį laikraštį ir dar kiekvienas turėsim po atskirą egzempliorių. Nu ir jinai mane iš karto nuvedė į Maison Lafitte. Ji labai gerai mokėjo lenkiškai, ji labai bendravo daug su lenkais ir supažindino mane iš karto su Giedriucu. Kai ten ji mane nuvedė, tai ten sėdėjo Michnikas, ten sėdėjo Bukovskis, prieš porą mėnesių išsiųstas iš Sovietų Sąjungos surakintomis rankomis, rodos ir kojomis, lėktuve jį išskraidino iš Maskvos ir kada jie kirto sieną, jam nuėmė nuo rankų ir nuo kojų antrankius, tik tada. Ir tada jis pateko į Paryžių. Nu, aš apie jį buvau jau daug girdėjęs, bet pamačiau pirmą kartą. Ir prasidėjo toks įdomus pokalbis. Mickevičius Hotel Lambert laikais tokius pokalbius jiems sugalvojo formulę. Dlūgė nocna rodakų rozmovai. Ilgos visą naktį trunkančios artimų žmonių, reiškia, artimų žmonių, ilgi visą naktį trunkantis artimų žmonių pokalbiai. Tai buvo 19 amžiui, buvo pakankamai to ir 20 amžiui. Ir emigracijoje taip pat. Ir tai buvo pažintis su Giedriucu. Jie ten gyveno tame Maison Lafitte, gražus didelis namas. Jie gyveno, kaip Giedrius sakė, kolchozų. Tai yra, sudėdavo visas pajamas į bendrą kasą ir iš ten, iš tos bendros kasos, kiekvienas imdavo, kiek jam arba jai reikėdavo. Ten buvo keletas žmonių tame name. Herlingas Grudzinskis, rašytojas, Jelenskis, Čapskis, dailininkas. Nu, Čapskis buvo fantastiškas dailininkas, nes jis yra
visi žino, kad Beethovenas buvo kurčias. Ir kurčias muzikas tai truputį keista, bet dar vis dėlto įmanoma. Bet Čapskis buvo dailininkas ir jis buvo aklas. Ir nepaisant to geras tapytojas. Puikiai skyrė spalvas ir puikiai jomis operavo. Na, va tokie žmonės. Paskui Maison Lafitte lankiausi ne kartą ir su tais visais žmonėmis mačiausi. Pradėjau rašyti kultūrą, dar turėdamas tarybinį pasą. Atsimenu, parašiau kažką dėl Seinų bažnyčios, kad tenai nėra lietuviškų pamaldų ir kad tai blogai. Kažkoks Lenkų veikėjas, Lenkijoje gyvenantis, rašęs slapyvardžiu, parašė, kad taip, lietuviškų pamaldų nėra, bet tai dėl to, kad mes truputį bijome, kad jeigu ten nesivesi, tai Seinus gali priskirti prie Sovietų sąjungos. O tas būtų nepageidautina Seinų gyventojams, turbūt visiems. Nu, žodžiu, aš vėl atsakiau, buvo tokia polemika kultūroje. Pradėjau šiek tiek kultūroje bendradarbiauti. Ir paskui ten išspausdinau tą dialogą su Milošu, kuris yra plačiai gana žinomas ir daugelio skaitytas, apie Vilnių. Kaip Romas Katilius, mano bičiulis, deja Velionis, sykį pasakė, kad tai buvo puikiai idėja. Šalys yra, bet neturi vyriausybių. Negali pasirašyti taikos sutarties. Tai štai du poetai nusprendė, kad jie vietoj vyriausybių pasirašys taikos sutartį. Ir pasirašė. Milošas ir Venclova. Nu, tas ir buvo padaryta ir tai iš tikrųjų buvo šiokia tokia preliminarinė Lietuvos-Lenkijos taikos sutartis po visų Žiligovskių. Jau po to tas klausimas niekad nebuvo toks aštrus, kaip buvo prieš tai. Na, dabar dar vieną dalyką. Jau labai daug kalbėjau, bet noriu dabar duoti vietos ir kitiems klausimus ir atsakymus, bet noriu pasakyti, kad aš iš Giedros esu paėmęs platų interviu, kuris buvo spausdintas akiračiuose. Ir 80 metais, tai jau 43 metai praėjo. Jis, žinoma, nieks jau turbūt neskaitė iš čia esančių ir aš jį norėčiau vėliau perskaityti, jeigu jis nieko prieš, jis savotiškai įdomus. Tai dabar tiek, ačiū. Taip, tai ta proga, kad jau paminėjote savo dialogą su Česlovu Milošu, tai galim pereiti prie Giedroico tos vizijos santykių Lenkų ir Lietuvių, Lenkų ir Baltarusių ir Lenkų ir Ukrainiečių. Tai čia jau klausimas bus profesoriui, nes kaip žinia, Ježis Giedroicas po Antro pasaulinio karo jau pradėjo formuoti savo koncepciją, kartu ir kiti kultūros kolegos prisidėjo prie tos koncepcijos formavimo ir tokių siekdamas, jis turėjo viziją, kad reikia pažaboti Lenkijos imperializmą, norint tiek gerų santykių su kaimynais ir tiek gerų santykių su rusais ir tuo pačiu geri santykiai su kaimynais lemtų ir Rusijos to imperializmo pažabojimą ir, žodžiu, ta tokia vizija draugiško sugyvenimo, kuri buvo galbūt tuo laiku pokario netokia dažna pažiūra išeivijoje Lenkų, kuri 74 metais net įgavo pavadinimą Juliano Meroševskio straipsnį 1974 metų kultūroje. Tai paprašysiu profesoriaus plačiau pakalbėti apie šitą koncepciją. Aš gal norėčiau pradžiai šiek tiek profesorių dar kai kur truputį pataisyti, pakoreguoti dėl pačios šeimos ir Giedroico šaknų. Tai ar tai yra iš Mindaugo, nuo Mindaugo laikų ta giminė išlikusi, tai mes šito dalyko nežinom, bet faktas yra tas, kad 14 amžiuje, kai jau faktiškai Lietuvoje nebebuvo daugiau kunigaikščių, tai buvo keletas tokių nedidelių giminių ir tarp jų buvo vieni iš jų Giedraičiai.
14 amžiuje, kitaip sakant, 14 amžiuje. prieš Vytautą dar. Taip, prieš Vytautą. Ir galimai, bet istorikai, ko jie nežino, to jie nesako, bet faktas yra, kad 14 amžiuje netikėtai atsiranda Giedraičiai ir iš tikrųjų tai yra šitos giminės paminėjimas yra šitą senesnis negu mano labai gerbiamų Radvilų. Tai tas yra faktas. Kitas dalykas, kuris yra labai svarbus, manau, kad šita giminė, aišku, jos pradinė taip vieta, iš kur ji yra kilusi, tai yra ne tiek, tai yra Giedraičių tas miestelis, nuo jų tas vardas kyla, bet nereikia užmiršti Žemaičių, nes kitas centras Giedraičių buvo giminės, tai buvo šiaip Varniai. Ir šitie visų šitą centrų svarba yra dar, jos verta paminėti dar ir dėl to, kadangi Giedroic šitą savo šaknis irgi pripažino ir po jo mirties, mažai yra tam kažką žinomas faktas, bet jis paliko 3 pomirtinės kaukės. Ir 2 pomirtinės kaukės jos yra Lietuvoje. Viena yra Varniuose, Aš ją mačiau. kita yra Videniškėse, Videniškių vienuolyne, o 3 liko Paryžiui. Lenkam jie nepaliko nei vienos ir dabar Lenkijos Varšuvos universitetas labai džiaugiasi, kad galėjo pasidaryti pomirtinės kaukės nuotrauką. Tai čia yra tas, kad šiaip Giedroic neneigė savo lietuviškų šaknų, o jo pusbrolis, kai aš vieną kartą neteisingai linksniavau, Michal Giedroic, Oksfordo universiteto profesorius, jis mane pakoregavo, kad kai tu rašai kilmininko laipsnio šitą Giedroic pavardę, tai atsimink, kad kilmininkas yra Giedroičia, nes čia eina viskas nuo lietuvių kilmės, kaip ir Giedraičiai. Tai čia panašiai tu turi linksniuoti. Ir toks paskutinis dalykas, kuris irgi rodo be daugybės jo tekstų, be tų kontaktų ir tame tarpe ir su Tomu dėmesį Lietuvai. Tai Lietuvai nebuvo skirto specialaus kultūros numerio, kuris išeitų. Bet aš tik tai galiu pasakyti, kad kitais metais mes jį išleisim. Nes jis buvo paruoštas 90 metais, bet Lietuvoje čia keitėsi labai dažnai šiaip jau įvykiai ir Giedroic nusprendė, kad šitas numeris jau yra nebeaktualus ir rankraščiai tame tarpe ir Tomo tekstas, jis išliko jo archyve ir dabar kitais metais toks yra mūsų planas, kad rugsėjo mėnesį per mirties Giedroic metinės Maison Lafitte mes tikrai pristatysim lietuvišką ir lenkišką šito numerio versiją, nes ten yra ir spausdinamas tas jo atrinktas buvo svarbus tekstas apie ULB kompleksas ir šitą, kas turbūt yra vienas jo svarbiausių šiaip jau tekstų. Tai dabar jeigu leisit apie šitą ULB koncepciją, kuri šiaip jau, kas būna be galo retai, o dažniausiai tai tokios koncepcijos jos lieka savotiškom utopijom, bet šita koncepcija ji buvo iš tikrųjų kurį laiką, tikriausiai iki brolių Kačinskių pirmą kartą atėjimo į valdžią buvo tapusi Lenkijos užsienio politikos tam tikra doktrina. Ir neatsitiktinai Lenkijoje pagrindinė užsienio reikalų ministerijos salė iki šiol yra pavadinta Ježo Giedroic vardu. Ir šitos koncepcijos tikslas, čia noriu pakoreguoti šiaip jau vedantįjį, ji buvo visų pirma orientuota į 4 šalis, į Lenkiją pačią, Ukrainą, Lietuvą ir Baltarusiją.
Ir jos pagrindinis teiginys buvo, kad Lenkija kaip nepriklausoma valstybė niekados negalės egzistuoti, jeigu aplink ją neegzistuos nepriklausomos ir demokratiškos Ukrainos, Lietuvos ir Baltarusijos valstybės. Ir dėl to, ir čia reikia susimastyti, šitą koncepciją buvo paskelbta 1974 metais, bet ji buvo šiaip apie ją Giedroic kalbėjo jau 60-metį, kai Sovietų sąjunga atrodė pačiam galybės viršūnė. Giedroic jau tada mąstė, kaip reikėtų sutvarkyti šito regiono reikalus, kai Sovietų sąjunga subyrės. Jis tuo dalyku neabejojo. Bet kitas dalykas, kuris ko gero, čia mano yra tokia koncepcija, kodėl jis pasirinko Paryžių, o ne Londoną, kur buvo šiaip jau Lenkijos politinės emigracijos šiaip centras, tai buvo ta jos koncepcijos esmė. Jis buvo vienintelis Lenkijos emigracijui, kuris sakė, kad tam, kad būtų tie geri santykiai užmegzti, reikia, kad visų pirma Lenkai užmirštų, kad jiems kažkada priklausė Lvovas, Vilnius arba Gardinas. Ir Lvovas yra ukrainiečių, turi priklausyti ukrainiečiam, Vilnius lietuviam, o Gardinas Baltarusiam. Už tai jis buvo Londono politinės emigracijos nekenčiamas ir manau, kad tai buvo ir savotiškas Giedroic ne tik prisirišimas prie tam tikrų Lenkijos emigracijos istorinių tradicijų, bet ir saugumo sumetimais. Jis stengiasi šiek tiek toliau laikytis nuo Londono. Kitas dalykas, kuris šiaip jau buvo be galo svarbus, tai jis pakankamai aiškiai įvardijo priemonės, kaip galima tai pasiekti. Jis nekalbėjo apie kažkokias tai, kad reikia sudaryti kažkokias tai tarp valstybinės sutartys, bet šitoje vietoje jis iš Pilsudskio tokio šalininko, jis tapo Pilsudskio kritiku ir Pilsudskio koncepcijos modeliuotoju. Visų pirma, jis sakė, kad reikia įveikti ne šiaip lenkišką imperializmą, bet lenkišką imperializmą, kuris yra mūsų galvoje, o tą, nors dažnai, kai aš apie tai kalbu, kalbėdamas su Lenkais ir ukrainiečiais, ir sakau, kad šita Giedroic mintis reiškia, kad mums reikia įveikti ir lietuvišką imperializmą, kad tai yra raginimas ir lietuviams savo imperinius dalykus. Tai būna dažnai juokiamas iš to, bet tai yra iš tikrųjų tam tikra stereotipų įveika. Ir dėl to Giedroic buvo be galo svarbu Tomai, kad būtų nemažai jo leidžiamam kultūros leidiny istorinių tekstų, istoriniai praeities dalykai, literatūra ir kultūra bendraja ta žodžio prasme. Ir pabaigai galima tik tai pasakyti, kad šiaip Giedroic nebuvo visų Lenkų popiežium, bet jis tapo visų pirma solidarumo veikėjų popiežium ir šitas lėmė, kad po to, kai Lenkai nugalėjo komunizmą, kurį laiką buvo savotiška tokia netgi ir tradicinė. Solidarumo žmonės atėjo į valdžią ir pirmų smuikų grįžo, kad kiekvienas prezidentas turėjo gauti savotišką palaiminimą iš Giedroic ir pas Giedroic šiaip visi sakydavo, kad pirmasis vizitas Lenkų prezidento yra į Paryžių, bet jis nebūdavo į Paryžių, o būdavo pas Giedroic. Tai ir vyko ten ir Lech Valensa, su kuriuo Giedroic sunkiai sugebėjo susišnekėti ir jie puikiai sutarė su kitu prezidentu Aleksandru Kvašnevskiu, kuris irgi vyko gauti savotiškos tokios šiaip audiencijos. Ir paskui šiaip jau tai nebuvo vien tik tai koncepcija, nebuvo vien tik tai žodžiai, bet galiu tik tai pasiremti vieno vokiečių politologo tyrinėjimais, kuris nagrinėjo Lenkijos užsienio politiką po 90 metų ir jis priėjo išvados, kad Lenkų
politika Ukrainos atžvilgių visų pirma lėmė ne kažkokie ekonominiai dalykai, bet būtent ULB ta koncepcija ir Lenkų siekis susitaikyti su ukrainiečiais. Ir kažkuria prasme matyti dėl to, kad dabar turim gerus santykius su Lenkija ir kad kitais metais minėsim Lietuvos-Lenkijos sutarties 30-metį, kad šita sutartis buvo pasirašyta Lenkam pakankamai nemažai kur lietuviam ir nuolaidžiaujant, tai matyt, čia irgi reikia dėkoti Giedroic. Tai jeigu mes galvojam apie mūsų santykius su Lenkija, galvojam apie dabartinę mūsų šitą situaciją, tai mes labai aiškiai matom Giedroic koncepcijos palikimą ir aš bijočiau netgi ir galvot, kas būtų, jeigu Giedroic ir jo koncepcijos nebūtų. Tai iš tikrųjų aš čia kažkada profesorius Bumblauskas, mano kolega, yra pasakęs tokią mintį, kad šiaip Lukiškių aikštė, dėl kurios visi ginčiasi, ką reikia ten pastatyti, reiktų pastatyti Giedroic paminklą. Ir jis iš pradžių pasakė, kad reikėtų, kad lietuviai jam bučiuotų į užpakalį, paskui pasitaisė, kad į ranką už tai, kad ne tik tai santykiai su Lietuva yra geri, bet visų pirma, kad mes esam čia Vilniuje ir galim kalbėti apie Giedroic. Tai aš nesakau, kad reikėtų ten bučiuoti į tą pirmą vietą, bet iš tikrųjų reikėtų tikrai pagalvoti apie Giedroic atminties įamžinimą Vilniuje, nes jeigu ne Giedroic, aš nežinau, ar mes būtumėm čia, ar mes galėtumėm apie Giedroic kalbėtis ir mūsų santykiai su Lenkais būtų tokie. Tai buvo žmogus, kuris padėjo mums įveikti, nuo to atrodė, nuo tarpukario amžino priešo sindromą ir kažkuria prasme dabartinio karo akivaizdoje ir jaustis gerokai saugiau negu tuo atveju, jeigu mes nebūtumėm pasiekę to istorinio susitaikymo su Lenkais. Aš dar šiek tiek įsiterpsiu irgi. Pataisykit, jeigu neklystu, kad po kovo 11-osios irgi ten Lenkų vyriausybė egzilė jau buvo bepradeda reikšti pretenzijas ir į Vilnių ir tie autonomistai čia suaktyvėjo, bet čia gal labiau sovietus. Ne, čia yra kitas dalykas, kuris... Bet kiek tos idėjas prisidėjo? Ne, tai yra kitas dalykas, tai kad, sakykime, pavyzdžiui, kodėl kai kurių solidarumo žmonių dalis Lietuvos Lenkų nemėgsta. Nes ir Adamo Michniko nemėgsta, ir nemėgo Kūronio ir visa kita. Nes Giedroic, jis puikiai suprato, kad Lenkų mažumos klausimas yra svarbus, bet jo laikysena tuo metu, kai Lietuva kovojo dėl savo nepriklausomybės, ji buvo tokia, kad jis labai pergyveno, kad šitas Lenkų tautinės mažumos klausimai neužgoštų paties svarbiausio, tai būtent Lietuvos įsilaisvinimo. Ir jis galvojo, kad tuos tautinės mažumos klausimus galima bus sureguliuoti vėliau. Ir dėl to pirmos delegacijos, pirmos solidarumo žmonių delegacijos vyko čia per sunkiausius mums sausio 13 įvykius ir visai reiškė šitą solidarumą. Jie demonstratyviai vengė susitikti su Lenkija. Dabar yra dar kita toks kitas buvo toks dalykas, kad tuo metu, kai šiuo atveju kai buvo kuriami įvairūs Lenkų planai, buvo toks projektas iškilęs tuo metu, kad reikia sukurti sovietinę socialistinę Lenkų respubliką, kuri galėtų apjungti tas visas teritorijas, kuriuose gyvena Lenkai. Ir čia buvo galvojama apie Vilniaus kraštą ir Baltarusijos teritoriją.
ir įkurti atskirą sovietinę respubliką. Vieno šito yra išlikę Jan Cichanovski buvo toks ir yra, jis man atrodo gyvas, dar iki šiol jis buvo šitos idėjos brandintojas. Ir jis yra išleidęs savo atsiminimus, tiksliau ne atsiminimus, bet yra užrašyti jo pokalbiai Kanadoje su Kanados Polonija, kurioje jis pasakojo, kad šitie planai jau buvo radę pritarimo ne tik tai Maskvoje, bet netgi pradinį pritarimą tokios sovietinės Lenkų Respublikos kūrimui davė Jaruzelskis. Ir tuo metu, kaip tik šitos Sovietų Respublikos įkūrimui, o kartu ir Vilniaus krašto atplėšimui, prisiminkim, tuo metu buvo visą laiką iš Maskvos ėjo tie grasinimai, kad jeigu lietuviai atsiskiria, tai Vilniaus turi atsisakyti ir Vilniaus ir Klaipėdos krašto. Tai šitiem visiems sumanimam sutrukdė Geremeko ir Michniko intervencija ir Kvašnevskis atsisakė savo žodinio pažado. Aš galiu pasakyti, kad mes ne kartą kalbėjome su Michniku apie tai. Michnikas man sakė, čia yra kvailystės, bet paskui po kurio laiko jis priėjęs, o kur tu tą radai? Tai kai jis negalėjo šito dalyko taip ilgai užmiršti ir karts nuo karto vis dar prisimena tą mūsų pokalbį, tai supratau, kad gal ne visai kvailystės. Bet jeigu net ir tie dalykai, jeigu tie dalykai pasitvirtintų, tai mes turėtumėm iš tikrųjų dar vieną įrodymą to patvirtinimo tų mano žodžių, kad jeigu ne Giedroic, mes čia tikrai dabar taip nesėdėtumėm. Bet jeigu ir jų nebuvo, tai aš galiu vieną dalyką tik tai pasakyti, kad tuo metu nuvertus komunizmą, Lenkų politinis elitas, kur išėjęs iš solidarumo, iš tikrųjų padarė viską, kad net Lenkijoje nesigirdėtų oficialiai jokių kalbų apie, kad Lvovas ar Vilnius yra mūsų. Ir faktiškai iki šiol nesigirdė šitų dalykų ir tas konsensusas praktikoje buvo subrandintas tos pirmosios, tada dar kartu valdant su komunistais, solidarumo vyriausybės. Bet čia irgi yra, be jokių abejonių, yra tiesioginis Giedroic poveikis ir tiesioginė įtaka būtent pirmai postkomunistiniai Lenkijos vyriausybei. Tai dar kartą sakau, mes neįvertinam kai kurių mūsų žmonių, sakau, kadangi Giedroic vis tiek šaknim yra iš mūsų, bet neįvertinam konkrečiai jo nuopelnų Lietuvos valstybei, nors aukščiausius valstybės apdovanojimus iš Lietuvos yra priėmęs, o Lenkų nepriėmė, nes jis sakė, kad visgi aš dar negrįšiu į Lenkiją, nes Lenkija per mažai dar yra padariusi įveikiant tą savo istorinį imperializmą. Bet Giedroic, mes apie Giedroic, kai kalbam, tai mes turim suvokti, kad mes kalbam apie žmogų, kuris yra be galo daug nusipelnęs mums, visų pirma Vilniaus grąžinimo byloje. Mes galim prisiminti visas tarpukario kompanijas, kurios buvo skirtos Vilniui vadavimui, bet iš tikrųjų Vilnių galutinai atvadavo ir lietuviam atidavė, tai būtent Ježy Giedroic Paryžiaus kultūros dėka. Žinot, buvo tokia situacija, apie kurią irgi nedaug kas žino, kada Lietuva vadavosi, bet dar nebuvo išsivadavusi, emigrantai sudarė tokią neviešą delegaciją, kuri turėjo vykti į Romą.
ir susitikti ten su Lenkų delegacija. Lenkų delegacija irgi buvo ne vieša, bet ji buvo sudaryta jau iš pačių Lenkų, taip sakant, ten gyvenančių Lenkijoje. Ten gal buvo koks vienas emigrantas, bet mūsų buvo tik tai emigrantai, o jų buvo daugiausia neemigrantai. Ir pasitarti, kad štai jau, ko gero po pusmečio ar metų išsivaduosime, tai kaip vis dėlto bus su tuo Vilniumi. Na ir atsimenu, tada į tą delegaciją buvau įtrauktas. Ten buvo Lozoraitis kaip delegacijos vadovas, ten buvo kunigas Rabikauskas, dar kažkas, lietuvių bendruomenės vadovas tuometinis, užmiršau jo pavardę. Na ir aš nusidėjėlis. Ir kalbėjomės labai ramiai, labai mandagiai, be ypatingų ginčų. Pasakiau tada tokią frazę, kad sakau, su Vilniumi yra truputį kaip su Jeruzalė. Jeruzalė vis dėlto, net ir tais laikais, kada jo nebuvo žydų, jinai vis dėlto priklausė žydams. Ar ji priklauso arabams? Kažkokia prasme taip, bet kitaip negu žydams. O čia dabar panašiai ir su Vilniumi. Vilnius nuo seniausių laikų, net tada, kai lietuvių jame beveik nebuvo, priklausė lietuviams. Ar jis priklauso Lenkams, ar Baltarusiams, ar pagaliau tiem patiems žydams? Priklauso, bet truputį kitaip negu lietuviams. Į tai atsiliepė toks Lenkų veikėjas Stanislavas Toma. Stanislavas Toma nepaprastai įdomus personažas. Jis katalikas ir buvo išrinktas į Lenkijos Seimą komunizmo laikais. Ir buvo vienintelis, kuris balsavo prieš konstitucijos projektą. Konstitucijos projekte buvo pasakyta, kad Lenkija yra socialistinė valstybė, susijusi amžinais ir neatskiriamais ryšiais su Sovietų sąjunga. Jisai pasakė veto, su tuo aš nesutinku. Istorija sudėtingas dalykas, istorija keičiasi, gali būti ir kitokių variantų. Nu ir tada jis buvo pavadintas antruoju Raitanu. Turbūt žinote, kas buvo Raitanas. Raitanas buvo vienintelis Seimo atstovas 18 amžiuje, kuris protestavo prieš Lenkijos padalėjimus. Paskui nusižudė. Jis yra aprašomas Mickevičiaus. Nu ir visi Stanislavas Toma tiesiog ant rankų nešiojo, kad štai atsirado Raitanas. Dažnai kartais pasakoma, kaip liaudės Seime arba Latvijų atitinkamam Seime arba Estų atitinkamam Seime neatsirado nei vieno Raitano. Nu baisu, bet galėjo ir atsirasti. Prieš istoriją mes atrodytume truputį kitaip, jeigu būtų atsiradę. Tai štai Lenkijoje atsirado Raitanas. Tai štai Stoma tada pasakė, aš sutinku su, čia pasakyta nuomonė, kad Vilnius yra Jeruzalė ir kad Jeruzalė priklauso pirmiausia žydams ir kad Vilnius priklauso pirmiausia lietuviams. Atsiminkime dar vieną dalyką. Jeruzalė priklauso visam pasauliui ir Vilnius priklauso visam pasauliui. Nu ir tokia labai, taip sakant, gražia gaida mes užbaigėme, o paskui nuėjome su Stoma į Piazzą Navoną. Ir ten dviese atsisėdę gėrėme vyną. Jis man pasakė, jūs lietuviai visiškai nesuprantate, kad jūs esate pati sėkmingiausia tauta Europoje. Jūs 2 kartus padarėte tai, kas buvo neįmanoma. Visiškai buvo neįmanoma, kad jūs gausite nepriklausomybę 18 metais. Gavote. Dar labiau neįmanoma buvo, kad jūs gausite Vilnių. Gavote. Tai ko jūs dar norite, maždaug? Ko jūs dar norite? Nu, aš sutikau su juo. Ir žinoma, Giedroico koncepcija čia suvaidino didžiulį vaidmenį. Ir jis labai rizikavo, kadangi jis ėjo prieš plauką visai Lenkų, tiek emigrantų, tiek ir viduje šalies viso tuomet visuomenės nuomonę. Ir sugebėjo tą visuomenės nuomonę pakeisti, bent jau Lenkijoje. Sugebėjo.
Sakoma, čia vat eina kalba, kad statys paminklą Smetonai. Manau, kad Giedricas nusipelnė paminklo Vilniuje daugiau negu Smetona, nes Smetona, ką apie besakys, jis Lietuvą iš dalies pražudė, o Giedricas Lietuvą bent iš dalies atstatė, atkūrė. Na, dar čia tokių smulkmenų nesakiau dėl Mykolo Giedrico, to palaimintojo, 15 amžiaus palaimintojo. Rodos, nepasakiau, kad jis buvo įdomus personažas, jis nepriėmė kunigo šventimų. Buvo zakristijonas, asketas, šventasis, nieko nepasakysi, bet zakristijonas. Ir todėl yra visų zakristijonų globėjas. Tai gana tokia įdomi sritis. Dabar iškia, dar ką galima, gal tada paskaityti tą interviu, kurį aš... Ne, gal šiek tiek vėliau, aš dar norėčiau profesoriaus paklausti. ULB idėja, apie perspektyvas, apie ateitį jos, nes dabar žinom, vyksta karas Ukrainoje, Lenkijoje pasikeitė valdžia, atėjo tie patys liberalai, platforma Vivatelska. Aišku, jie buvo valdžioje ir 2012 metais, kai santykiai tikriausiai buvo kaip niekad prasti Lietuvos ir Lenkijos, kai jūs kūrėt Giedroico formą, rodos 2012, kiek pamenu. Aišku, dar tada nebuvo ta tokia Rusijos grėsmė ir nebuvo tų įvykių Ukrainoje, Kryme, nebuvo taip išreikšta. Tai jau ir po 14 matyt pakito tas visas santykis, bet norėčiau paklausti apie pačią perspektyvą ULB koncepcijos. Aš esu nekartą jau kartojęs, kad kai prasidėjo šitas karas, tai atėjo laikas, iš tikrųjų, Giedroico idėja, kaip niekados tapo, ULB koncepcija tapo aktuali. Ir yra kitas dalykas, kuris yra labai svarbu, tai yra tai, kad šitos idėjos yra ne tik atmetama, bet visais būdais sveikintina visų pirma Ukraina. Ir, kaip sakiau, aš prieš pat Kalėdas grįžau iš Ukrainos ir ten pokalbiuose mes labai, turbūt aš niekados negirdėjau taip, kad būtų keikiama buvusi Lenkijos valdžia ir tokios viltys dedamos į dabartinę šiaip jau Lenkiją. Bet šiaip tai dabar iš tikrųjų yra susiklošiusi tokia unikali idėja, kai dauguma ukrainiečių ir Lenkų jie supranta, kad mūsų visų savotiška saugumo garantija yra tai, ką sakė Giedroic. Kad šiaip jeigu mes dabar nenorim tiesiogiai dalyvauti kare Ukrainoje, mes turim kiek galim remti Ukrainą. Ir jeigu Ukraina laimės šitam kare, arba ji iš tikrųjų sugebės atsilaikyti Rusijai, reiškia sugebėjom ir mes laimėti arba atsilaikyti šitam kare. Tai šiaip jau dabar šitie įvykiai, jie kaip niekas kitas, jie tik tai patvirtina tų įžvalgų reikšmingumą dabar. Ir šiaip tom mintim buvo jau jos vis didesnė tokį pritarimą Ukrainoje jau pradėdavo rasti po 2014 metų. Ir man vieną kartą po 14 metų man skambina tuometinis ES atstovas Maskvoje Ušackas ir sako, klausyk, ar tu matei, kokį populiarumą tavo tekstas susilaukė Ukrainoje ir jis man ten krūvą linkų atsiuntė. Aš tiesiog labai trumpai pristačiau, berods rusiškoje Delfi versijoje buvo atspausdintas tas tekstelis apie ULB idėją. Tai Ukrainoje šitas tekstas buvo jau prieš karą gerokai daug kur perspausdintas. Ten jau buvo šitos Giedroic mintys buvo plėtojamos
Vienas paskaičiavo šito ULB ekonominį potencialą, kokia tai bus, sakykime, sąjunga, kokia ekonominė prasme, o kitas buvo dar šiaip jau iš kitos pusės pasižiūrėjo ir pradėjo skaičiuoti karinį potencialą. Ir ten buvo, kaip Ušackas man sakė, mušė tavo tekstas savotiškus rekordus. Tai šiaip Giedrius idėja dar ir dėl to jie yra ir būtina sąlyga yra, kad Ukraina atsilaikytų galima realizuoti, nes galbūt mažai kas žino, bet šiaip Ukrainoje ir Baltarusijoje ypač buvo populiari kita idėja, neįvardyjant paties Giedriaus. Tai visą laiką būdavo intelektualų tarpe, bet tai jau buvo išėję šiek tiek plačiau. Buvo kalbama apie Baltijos Juodosios jūros valstybių sąjungą. Tai šitas karas ir ypač šito karo pradžioje parodytas Lenkų, sakyčiau, didvyriškumas, priimant Lenkų ukrainiečių pabėgėlius ir susitvarkant su tokiais didžiuliais, neįsivaizduojamais srautais ir tas toks nuoširdumas, jis tik tai parodė, kad jau dirba šitai, sakykime, idėjai realizuoti jį yra pilnai atsiradusi. Mes pamatėm šito karo metu, kad mums reikia galvoti ir ne tik tai džiaugtis, kad mes esam Europos Sąjungoje ir NATO, bet mums reikia galvoti, o kas bus, jeigu šiaip staiga tokios sąjungos subyrėtų. Istorikai žino, kad jokia sąjunga nėra amžina. Ir vienas atsakymas, ką mums daryti, vėl duoda tas pats Giedroic. Mes turim stengtis, kiek galima turėti geresnius tokius sąjungininkiškus santykius su tais kaimynais, su kuriais mes galim turėti. Ir jeigu mes turėsim gerus kaimynus, tada mums niekas nebus baisu. Ir dėl to šitam kontekste mes labai dažnai ginčiamės dėl tokių simbolinių dalykų, kaip ilgą laiką ginčiamės dėl 3 raidžių pavardžių rašyboje, ten ar galima, ar negalima. Kai Lenkai, jeigu mes pagalvosim apie investiciją į Mažeikių naftą, kurią galėjo nusipirkti rusai, bet buvo Lenkų, šiuo atveju Lech Kačinski politinė valdžia, į tuos gerus santykius investuoja milijardus. Tai gal tada, galvodami apie mūsų, ne apie tai, kad gal paštininkas pavardės neperskaitys kokio nors Lietuvos, Lenkijos, bet galvodami apie mūsų išlikimą, gal būkim labiau jautresni ir tokiem visiškai teisėtam mūsų kaimynų pageidavimam ir nebūkim tokie egoistiški, o galvokim apie tai, kad norėdami išlikti, mes turim mokėti daryti protingus kompromisus ir ieškoti draugų. Tai čia tam yra visos idėjos, o tam tikra politinė doktrinos forma šitiem visiems mūsų pageidavimams vėl tas pats Giedroic suteikė. Ir aš tikrai manau, kad jeigu ne artimiausių laikų, tai gal tada tuomet sunku įsivaizduoti geresnį laiką, kada šita doktrina galėtų būti realizuota. Ir dėl to man yra visiškai nesuprantama ir tiesiog bjauri šitą antibaltarusišką kompaniją, kuri yra prasidėjusi dabar Lietuvoje ir ji yra lietuviškos netolerancijos pasekmė. Nes daug kas, ir tas matėm, kad iš pradžių buvo įsigasta, kad Vilniuje vėl labai daug slavų kalbos yra, kai kas pradėjo reikšti, jaučia visokias pretenzijas ukrainiečiam, kad juos čia jau jiem lengvatų dėl kalbos nebus daroma, o kai gavo per nagus, tada užsipuolė tuos vargšus baltarusius, bet tai potencialūs mūsų sąjungininkai. Ir
mes turim jiems irgi jų neužmiršti, jų neatstumti, nes kol Baltarusija nebus laisva demokratiška, tai mes irgi taip iki galo laisvi ir saugus negalėsim niekados jaustis. Tai tos investicijos padedant Baltarusių opozicijai čia, jos nėra tokios didelės, kad mes turėtumėm jų atsisakyti. Tai apie tai pagalvokim. Negalvokim vien apie tai, kas yra šiandien, bet pagalvokim, kaip galėtų būti rytoj ir ką reikia daryti šiandien, kad tas rytojus būtų geresnis. Aš dar prie progos norėčiau paklausti apie litvinizmo grėsmę. Žinai, jau tokia didelė, kaip jie čia piešia kai kurie radikalūs dešinieji diskurso atstovai. Tai yra, gal 10, gal 15 šitą socialiniuose tinkluose aktyvių baltarusių, kurie šitą idėją tiesiog šitą stumia ir propaguoja. Aš galiu pasakyti, jeigu jūs atsimenat, kai vyko ant Gedimino kalno surastų sukilėlių palaidojimas. Tada vyko tokios neviešos diskusijos ir čia jos kilo iš lietuvių pusės, kai lietuvių pusė pasiūlė, kad gal jūs pagalvokit, kad dėl mūsų gerų santykių galbūt Kalinausko palaikus būtų verta palaikyti Baltarusiją. Ir šitam visam projektui čia buvo su Baltarusių katalikų vyskupu apie tai kalbamas, šitam visam dalykui protestavo visų pirma Baltarusių opozicija, galvodami apie tai, kad jeigu šitie palaikai nedaug dievė atsidurtų Baltarusija, Lukašenka juos sunaikintų. Ir šiaip spontaniškai kyla, buvo keletą diskusijų, jų nebuvo tokių diskusijų, bet buvo keletą tekstų ir buvo Baltarusių reakcija apie tai, kad gal Vilnius visgi yra baltarusiškas miestas. Tai man buvo tokia, šiaip jau labai patiko tokia reakcija, kuri faktiškai ir užbaigė tas diskusijas. Nedaug dievė šitą Vilnius dabar priklausytų Baltarusija. Tai Lukašenka jį visiškai sugadintų. Mes turim dėkoti lietuviam, kad jie Vilnių saugojo tokį, koks jis yra. Tai manau, kad mes kažkada išsprendėm tą Vilniaus klausimą lietuvių Lenkų santykiuose ir dabar dauguma Lenkų yra patenkinti ir Michnikas visą laiką sako, kad dabar Vilniaus klausimas neegzistuoja, nes tas Lenkas, kuris nori Vilniaus, jis gali sėsti į mašiną ir už kelių valandų jau būtam Vilniui ir džiaugtis, kad Vilnius yra jo. Tai mes neturim bijot Baltarusijos kultūros ženklų, kaip neturim bijot lenkiškų ar žydiškų kultūros ženklų Vilniui. Tas daro šitą miestą brangiu visom regiono tautom. Ir dar vienu simboliu, kurios stiprina tą mūsų bendrystę. Ir Vilnius iš tikrųjų toks simbolis jis yra, tai nebijokim tiem ir nekreipkim dėmesį į 15 idiotų, kurie apie šitos dalykus parašo. Jie apie tai rašo jau nuolatos, jau kokią 30 metų. Ir tiesiog yra labai neprotinga iš mūsų ir kai kurių valdžios atstovų tokį šaršalą daryti dėl 15 baltarusių. Tai gal vertėtų kažką tai daugiau padaryti, kad padedant tiem baltarusiam, kurie yra čia ir dėl 15 baltarusių nereikėtų keisti sąlygų visiems Baltarusijos žmonėms, kurie ne savo valia atsidūrė čia Lietuvoje. Aš dar vieną dalyką norėčiau pasakyti.
Aš labai bijau, kad koks nors referentas, pakalikas, yra referavęs Vladimirui Putinui visą tą ULB koncepciją. Ir Putinas pajuto, kad čia reikalas rimtas ir kad su tą ULB reikia susitvarkyti. Pradėjo nuo Ukrainos. Nu, dėja, ULB koncepcija yra kol kas realizuota 1/3. Lietuva laisva. Ukraina dėja, ar mums tai patinka, ar ne, yra 50-50. Mes dar nežinom, ko ten kas viskas baigsis. Baltarusija dėja yra diktatoriško režimo gniaužtuose. Labai tas viskas liūdna. Ir duok Dievą, Tuomet ir jau yra pusė realizuota, ne trečdalis. Kaip? Jeigu Ukraina yra 50-50, taip, tai yra pusė. pusė. Gerai. Pusė. Gerai, tai dar reiškia, yra geriau negu man atrodo. Aš pagal valstybių, taip sakant, kiekį, kad Ukrainoje ne visai realizuota, mes jos gal dėl viso pikto neskaičiuokime, Baltarusijoje tikrai nerealizuota, Lietuvoje, ačiū Dievui, realizuota. Nu ir tikėkime, kad po 10 metų ULB bus pilnai realizuota, kadangi galų galia Putinas irgi neamžinas. Nu, o tiek galiu pasakyti. Tai jūs ketinate interviu paskaityti dabar su Giedroicu, taip? Jeigu jis nėra labai ilgokas, taip? Jis ilgokas, bet aš manau, gal 15 minučių. Aha, nes aš dar jūsų norėsiu klausti apie Barbaro Torunčik, tai... Nu, gal aš tą patrumpinsiu dar. Jo, šiek tiek patrumpinkite esminius momentus. Palaukit, kur mano akiniai? Aha, čia. Oi. Kada aš atsidūriau emigracijoje, man buvo labai liūdna, kad mes neturim tokios kultūros. Nu, jos vaidmenį šiek tiek atliko 2 žurnalai, Metmenys ir Akiračiai. Kultūra, reikia atsiminti, buvo ne tik politiškai, bet ir literatūriškai labai svarbi, kadangi ten kaip tik prie jos glaudėsi Milošas ir Gombrowiczius, 2 patys žymiausi to laikotarpio Lenkijos rašytojai. Nu, Lietuvoje emigracijos žymiausi rašytojai glaudėsi prie Metmenų, o Akiračiai buvo politinis žurnalas. Ir aš taip irgi atvykęs ten su akiratininkais dažnai pasikalbėdavau, kad reikia kiek įmanoma sukti jį kultūros linkme, kad mes irgi kurtumėm kažkokius alternatyvinius projektus Lietuvai. Na ir kūrėme. Aha, dabar gerai, mielai. Akiračiai. Norėtume gauti daugiau informacijos apie jūsų redaguojamą žurnalą Kultūra. Ar jis atstovauja siauro intelektualų rato interesus, ar turi platesnį užnugarį Lenkų išeivių visuomenėje? Giedroic. Mūsų bendradarbiai priklauso gana siauram intelektualų rateliui, tačiau skaitytojų būrys yra palyginti nemažas. Leidžiame 7,000 egzempliorių, iš kurių 6,000 parduodame. Išsilaikome iš prenumeratos, mokame nedidelius honorarus. Tam tikras rodiklis, kad Lenkų emigracija mus remia, yra net šis namas, kuriame vyksta mūsų pokalbis. Pradžioje buvome išsinuomavę kitus namus, bet šeimininkas nusprendė juos pelningai parduoti ir po teismo proceso išmetė mus į gatvę. Tada prenumeratorių simpatikai sudėjo pinigų, kuri mums leido įsigyti naują pastatą. Akiračiai, pastatas tikrai neblogas. Ar seniai tai buvo? Giedrius, jau prieš 20 metų. Tada pavyko per metus surinkti 12 milijonų senųjų frankų. Anais laikais tai buvo solidi suma. Iš to įsibėgėjimo įsteigėme dar ir kultūros fondą, kuriam pastoviai surinkame nemažas sumas. Tuos pinigus naudojame stipendijoms, literatūrinėms premijoms. Taipogi materialiai remiame opoziciją tėvynėje. Paramos dydį ir adresatus kiekviename numeryje nurodome. Akiračiai ir emigracija yra populiaresnis žurnalas už kultūrą. Giedrius, net tokio tiražo mėnraščių ir savaitraščių daugiau nėra. Kokia tiražo dalis patenka į Lenkiją?
Tad tai galiu visai tiksliai nurodyti. Iš 7,000 egzempliorių Lenkijai skiriame 1,000. Ir jie visi pasiekė tėvynę, kiek žinome, beveik visi. Tarp kitko pradėjome gaminti štai tokią, rodo, miniatiūrinę laidą, plaštakos dydžio, nes ją lengviau įvežti. Ar apie tai galima viešai rašyti? Giedrius, o žinoma, akiračiai. Jūsų pavardė skamba lietuviškai, ar neturite giminystės ryšių su išgarsėjusiais Lietuvos istorijoje Giedraičiais, pavyzdžiui, su vyskupu Merkeliu ir kitų vyskupų Juozapu Arnulfu. Taip esu kilęs iš tos pačios šeimos. Mūsų tas pats herbas, hipocentauras. Kultūra, kaip jau pastebėjome, skaitoma dabartinėje Lenkijoje. Kokį vaidmenį ten atlieka? Giedrius, ryšys su kraštu yra pati kultūros egzistavimo prasmė. Kaip tikriausiai žinote, po karo emigrantai buvo įsitikinę, jog nedelsant prasidės naujas karas ir bus galima grįžti į tėvynę, net ginklu prisidėti prie jos išvaravimo. Aš su tą mintimi nesutikau. Be to, prieš karą Lenkijoje man teko stebėti labai gausią rusų emigraciją. Todėl gerai žinojau, kad emigracija yra linkusi irti ir išsigimti. Negalima pasitikti ypač jos organizuotomis formomis. Tuo tarpu spausdintas žodis vaidina daug didesnį vaidmenį. Mano manimu, svarbiausia buvo pasiekti kraštą ir duoti tenykščiams žmonėms medžiagos apmąstymams. Juk po karo ir stalinizmo Lenkija, kaip visa rytų Europa, tiesiog sulaukėjo politiškai. Tenykštė visuomenė yra nuo visko izoliuota ir mąsto negirdėtai primityviomis kategorijomis. Jai reikia siūlyti idėjas, koncepcijas, metodus. Kultūra bendradarbiauja su visais, kurie nori nepriklausomybės. Tiesa, nebendradarbiaujame ir nematoma galimybės bendradarbiauti su aršiais nacionalistais. Akiračiai. Išeivėjoje atkrašte. Giedrius. Ir vienur ir kitur. Čia visada iškyla Vilniaus ir Lvovo klausimas. Iš ką to norėčiau pasakyti. Tas reikalas nėra toks pavojingas, kaip paprastai manoma. Kultūra pirmas iki palėtė Vilniaus ir Lvovo problemą prieš 20 metų. Tada mano bičiuliai stačiai išsigando. Girdi, brolau, ką darai, niekas tavo žurnalo nebepirks. Juk Lenkų emigrantų didžioji dalis yra kaip tik iš tų apylinkių. Ir tikrai prieš mus buvo sukelta didelė kampanija. Bet prenumeratos atsisakė gal tik 15 asmenų. Tai buvo plebiscitas. Absoliuti dauguma skaitytojų priėmė mūsų poziciją. Gal be didelio entuzijazmo, bet priėmė. Akiračiai. Ką iš viso galvojate apie Lenkų migracijos politinę veiklą? Giedrius, ar turite galvoje migraciją kaip po tokią, ar Londono vyriausybę? Akiračiai ir viena ir kita. Giedrius. Emigracija kaip po tokia vaidina didžiulį vaidmenį, padėdama krašto netgi grinai materialiai. Svarbu ir tai, kad emigracija padeda žmonėms, kurie pastaruoju metu ryžtasi trauktis į vakarus. O kai dėl Lenkų politinės reprezentacijos išeivijoje, tai ji dėja yra gana sklerotiška. Tie asmenys liko 45 metų pozicijose. Konstitucinių formų saugojimas, ministrai, premjerai, visą tai darosi jau nerimta. Tačiau mes laikomės nuomonės, kad emigracinė valdžia turi šiokią tokią simbolinę vertę. Akiračiai. Lietuvių tarpe pasigirsta nuomonių, kad simbolinė vyriausybė galėtų suvaidinti tam tikrą vaidmenį pereinamųjų laikotarpiu, kraštui išsivaduojant. Giedrius, galėtų, bet vis dėlto pirmiausia simbolinį kontinuiteto išlaikymo vaidmenį. Akiračiai. Lietuviams dažnai susidaro įspūdis, jog oficiali dabartinės Lenkijos pozicija Lietuvai palankesnė negu Lenkų emigracijos pozicija. Lyginant istorikų darbus ir pasisakymus Vilniaus klausimu, atrodo, jog Lenkų emigracija išskyrus kultūrą nieko neužmiršo ir nieko neišmoko. Giedrius, tai pernelyg griežtas formulavimas. Yra daug žmonių emociškai susijusių su Vilniumi. Nenuostabu, kad iš Vilniaus kilę Lenkai turi jam didžiulių sentimentų. Bet jų dauguma asmenyje seniai resignavo, susitaikė su to faktu, kad Vilnius yra nebe Lenkijos, o Lietuvos. Svarbus yra jau tik tai tradicijų, lenkiškų paminklų išsaugomo klausimas. Nederėtų įžeidinėti Lenkų jausmų. Sakysime, Lenkai, lygiai kaip ir lietuviai, gerbia aušros vartus.
Lenkijoje buvo renkami pinigai Aušros vartų koplyčios remontui, bet tos Lenkų aukos buvo atmestos. Akiračiai, gal sovietų valdžia neleido. Giedrius, galimas daiktas, bet tai buvo vis dėlto suvokta kaip nereikalinga demonstracija. Ar tai mums patinka ar nepatinka, Lenkija ir Lietuva turi kelių šimtų metų bendrą istoriją, kurioje yra labai gražių ir labai bjaurių momentų, bet vis dėlto tai mūsų bendra istorija. Koks jūsų manymu yra Lietuvos įnašas į Lenkų kultūrą? Giedrius, didžiulis. Ir literatūroje, ir daugelį kitų sričių itin žymus veikėjai buvo keliai iš Lietuvos. Nuo Mickevičiaus ligi Pilsudskio. Visų neišskaičiuosi. Akiračiai, mes kartais sakome, kad Lietuva Lenkija tas pats, kas Airijai Anglija. Kad Lietuva Lenkija tas pats Airija Anglijai. Geriausiai anglų rašytojai buvo airiai. Giedrius, teisybė. Tačiau yra ir asmenis skirtumas. Airius ir anglus skiria Marios kraujo. Lietuviai su Lenkais beveik nekariavo. Akiračiai, karavome prieš Širvintų ir Giedraičių, susidurdavome ir vėliau. Giedrius, taip, bet tos kovos buvo netokios jau didelės ir kruvinos. Kur kas blogiau buvo su ukrainiečiais. Lietuvių požiūriu tas kovas išprovokavo Želigovskio akciją. Giedrius, taip. Ir vis dėlto reikia prisiminti, jog čia yra ir kita reikalo pusė. Jų gyventojų atžvilgiu Vilnius tada nebuvo lietuviškas miestas. Tačiau dabar, ar tai kam patinka ar ne, Vilniaus klausimas yra galutinai išspręstas lietuvių naudai. Tik toks požiūris yra realistiškas. Akiračiai, jei užmiršime nesantaiką tarpukario laikotarpio ir dabartinę politinę padėtį, kas lietuvius ir Lenkus jungia ir kas juos skiria. Giedrius, abi šalys yra katalikiškos, turi didelį religingų gyventojų procentą, turime labai didelį bendrą kultūrinį palikimą, skirti gali šovinizmas, tiek Lenkų, tiek lietuvių. Akiračiai, net ir sovietinėmis sąlygomis lietuviai sukūrė gana įdomią literatūrą, meną ir taip toliau. Nemažai padaryta ir lietuvių migrantų. Atrodo, Lenkai mus skiria mums žymiai mažesnį dėmesį negu kiti rytų europiečiai. Pavyzdžiui, lietuvių literatūra daugiau verčiama rytų Vokietijoje ar Vengrijoje negu Lenkijoje. Giedrius, manau, čia turi reikšmės Lenkų komunistų partijos politika. Per didelis dėmesys Lietuvai galėtų sukelti ypatingą Kremliaus nepasitenkinimą, nes jis dveltų Lenkų aspiracijomis į tą istoriškai artimą kraštą. Yra ir kitų priežasčių. Lenkijos visuomenė dabar nepaprastai suprovincialėjusi, daugiau negu bet kada. Be to labai didelė kliūtis yra ir kalba, gal netgi didžiausia. Lietuvių kalba, kaip ir vengrų, neišpasakytai sunki. Beje, kultūra seniai suinteresuota išleisti ką nors iš lietuvių literatūros, kokią antologiją, tačiau nerandame vertėjų. Daug kartų šnekėjome su reikalu su Milošu, bet jis nesiryžta. Sakosi, nemokas pakankamai kalbos. Lietuvių literatūrą pažįstu tik iš rusiškų vertimų. Tai didelė bėda, bet atsiradusi tikrai ne iš piktos valios. Man atrodo, Vilniaus klausimas išspręstas visiems laikams. Vienintelis dalykas, kuris būtų reikalingas, nepasiduoti šovinizmui ir pripažinti tame krašte Lenkų kultūrinę autonomiją. Lenkus, pavyzdžiui, labai įskaudino faktas, kad per oficialų Vilniaus universiteto minėjimą buvo nutilėta jo veiklos lenkiškoji dalis. Juk tai tiesiog neobjektyvu. Akiračiai, manome, čia turi reikšmės ne tik lietuviškoji, bet ir sovietinė politika. Emigracijoje leidžiame po universitetą specialų Lituanos numerį, kuriame stengiamės būti objektyvūs. Giedrius, Lituanos gaunu ir skaitau. Įdomu bus su tuo numeriu susipažinti. Antra vertus, Lenkams daug simpatijų kelia faktas, kad lietuviai Vilniuje paliko nesunaikintą Pilsudskio širdies kapą. Tačiau pastaruoju metu sklinda gandas, jog Lenkų karių kapai Vilniaus rasose likviduoti, ar kad juos rengiamasi likviduoti. Nežinau, ar tai tiesa, bet gandas yra alarmuojantis. Akiračiai, be abejo, naikinti kapus netgi priešininkų yra barbariškas darbas ir padoriuose šalyse tai nedaroma. Bet juk čia nedaug kas priklauso nuo lietuvių. Beveik visi lietuvių karių kapai irgi likviduoti. Manau, Giedrius, jei Lenkai turėtų kultūrinę autonomiją ir nebūtų dirbtinai lietuvinami, normalizacijai kliūčių neatsirastų. Čia juk be nedaugiausiai sveria emociniai momentai.
Imkime, kad ir mano gimtinę Minską. Kai jis savo metu buvo atskirtas nuo Lenkijos, mūsų visuomenė reagavo labai dramatiškai. Pirmiausia dėl to, kad buvo daug iš ten kilusių Lenkų inteligentų, šleiktus ir taip toliau. Tačiau jau prieš karą nebebuvo šūkio grįšime į Minską. Liko tik tai sentimentai. Tokiuose reikaluose laikas yra geriausias vaistas. Akiračiai, nenorėtumėte, kad Lietuvos valdžią paimtų kraštutiniai nacionalistai. O ar jie gali paimti valdžią Lenkijoje? Gali. Akiračiai, ir tai būtų, Giedrius, didžiulė nelaimė. O kaip tada atrodytų Vilniaus problema? Giedrius, žinote, man rodos, net ir tada Lenkija dėl Vilniaus nekariautų. Dėl Lvovo galimas daiktas. Vokiečių okupacijos metu vyko siaubingos ukrainiečių Lenkų pjautynės. Akiračiai, Vilniaus kraštai irgi šio bei to būta. Giedrius, nepalyginti mažesniu mastu. Voluinėje dėjosi tokie dalykai, apie kokius vilniečiai nė nesapnavo. Jau artėja pabaiga. Jei susidarytų tokia padėtis, kad vokiečiai galėtų grįžti į Vroclavą, Breslau, ar labai jie ten varštųsi. Nauji laikai, naujos kartos, liko nostalgija, tradiciniai sentimentai. Bet kalbėjau su daugeliu vokiečių iš Vroclavo ir visus klausiau, o ar grįžtumėt jeigu? Ir visi atsakinėjo ne. Akiračiai, kokia jūsų nuomonė dėl seinų lietuvių konflikto su Lenkų bažnytinė hierarchija? Giedrius, Lenkų bažnytinė hierarchija seinuose elgėsi gana nacionalistiškai. Mano manimu, tai didelė klaida. Seinai turėtų virsti lietuvių katalikijos Piemontu. Kadangi Lietuvos bažnyčia neturi normalių plėtotis galimybių, o Lenkijoje bažnyčia vis dėlto funkcionuoja, kaip tik seinuose būtų galima auginti lietuviškus kadrus. Čia aš kritiškai žiūriu ir į kardinolo Višinsko politiką. Šiaip ar taip seinų katedroje lietuviškos pamaldos turi būti. Akiračiai, kultūros spausdino Lidos straipsnį, kuriame lietuviams tos teisės pripažinti nenorima. Giedrius, bet spausdinama ir Tomo Venclovos replika. Akiračiai, su katruoju iš tų dviejų redakcija sutinka. Žinoma, su Venclova. Lida tai slapyvardis, tasai žmogus anapus atlieka didelį misininko darbą, aš jį labai gerbiu, bet jo pažiūra į seinų problemą klaidinga. Atsižvelgiant į potencialų pavojų Lenkijai iš suvienytos Vokietijos, ar numatote Lenkijai galimybę, kad nors pasitraukti iš Sovietų sąjungos arba iš demokratinės Rusijos orbitos? Giedrius, nemanau, kad visada turėsime būti Rusijos orbitoje. Geriausia išeitis būtų atsiskirti nuo Rusijos nepriklausomų valstybių juostą. Ir todėl Lenkai yra suinteresuoti Lietuvos, Gudijos ir Ukrainos nepriklausomybę. Vokiečių pavojus yra realus, bet mes darome viską, kad Lenkų-vokiečių santykiai būtų normalizuoti. Naudingas daiktas būtų plati Rytų Europos federacija. Akiračiai, nuoširdžiai dėkojame už pokalbį. Kaip manau, daug dalykų čia vėl buvo pastatyti taškai ant i, kaip sakoma. Na taip, dabar kadangi pokalbis artėja į pabaigą, tai norėčiau jūsų pasiteirauti, čia muziejų direkcijos direktorė Birutė didžiuojasi, kad Venclovų namų kolekcija turi tiek daug Zešiti literatskėje numerių, kurios padovanojo pati Barbara Torunčik. Ir tiesa padovanojo ne visus numerius, kurie tik yra, bet su jūsų tekstais. Tai, kuriuose yra jūsų tekstai. Tai norėčiau paklausti apie pažintį su Barbara Torunčik, apie patį Zešitį literatskėje, ką prisimenate, juk ir pats buvote redakcinės kolegijos narys kurį laiką, tai būtų labai įdomu sužinoti. Gerai, tai matot, Barbara Torunčik, aš su ja susipažinau Varšuvoj, Michniko bute. Jinai buvo ilgus metus, 10 metų, Michniko mergina, sakyčiau, Michniko žmona galima būtų pasakyti. Jie galų gale išsiskyrė, bet liko artimi draugai ir dabar tebėra artimi draugai. Na, po to aš ją mačiau Madride kaip Lietuvos Helsinkio grupės atstovas, o jinai buvo Lenkijos opozicijos atstovė. Mes ten abudu kalbėjome.
Aš ją nuvečiau į bulių kautynės ir į kažkokią labai tokią nepastebimą smuklę. Užsakiau 2 stikliukus konjako ir už tuos stikliukus man atnešė sąskaitą $700. Aš tada dar buvau labai neturtingas vakaruose ir man tai buvo smūgis, bet nusprendžiau, kad kaip džentelmenas neturiu to parodyti ir ramiai sumokėjau tuos $700. Ir taip mes pamažu su Barbara Turunčik pradėjome bičiuliautis. Jinai paskui gyveno New Havene. Buvo prie Harvardo universiteto, turėjo tokį grantą, turėjo tokią stipendiją, o gyveno New Havene. Harvardas yra Bostone, Kembridže, Bostono priemiestyje, bet gyveno jinai New Havene. Mes, galima sakyti, kasdien matydavomės. Ir štai įvyko Jaruzelskio perversmas. Solidarumas buvo Lenkijoje laikinai sutriuškintas, Michnikas ir daugelis kitų, ir Kūronis ir daugelis kitų pateko į kalėjimus. Buvo netgi paskelbta, kad kalėjimą pateko Vojcechas Karpinskis, vienas iš Lenkų opozicionierių, bet mes vakar matėme Karpinskį New Havene, taip kad čia buvo aiškus Jaruzelskio saugumo neapsižiūrėjimas. Jie norėjo, jis buvo sąraše, kad jį reikia izoliuoti, bet jie to negalėjo padaryti, kadangi jis buvo Amerikoje. Na ir aš atėjau pas Barbarą pasitarti, ką daryti tokioje situacijoje. Pamačiau, kai jinai kraunasi lagaminus ir nori važiuoti į Lenkiją. Sakau, o kodėl? Mano visi draugai sėdė, o aš čia, aš dezertyrė, ar ką, aš turiu važiuoti tenai ir atsisėsti į kalėjimą. Papasakosiu tokį kaip ir anekdotą apie ją. Jinai sėdėjo kalėjime. Sėdėjo kalėjime ir sėdėjo vienoje kameroje su, atleiskite, viešnamio tokia, taip sakant, madam. Ir ta madam labai pyko, kad sako, aš turėjau puikią įstaigėlę, švarę, tvarkingą, mediciniškai prižiūrėtą, niekas nesiskundė ir gavau 5 metus. O jinai norėjo valdžią nuversti ir gavo tik tai 3. Kaipgi taip gali būti? Bet paskui mes, sako, su ta madam, sako Barbara, mes pradėjome atrasti bendrą kalbą ir kada mane paleido, jie man apkabino mane ir pasakė, dabar jums bus sunku, jūs negausit darbo, eikit į mano įstaigą, sako. Pas mane viskas labai gerai ir uždarbis geras. Žodžiu, sakė, tokia buvo jos patirtis, gana įdomi. Aš sakau, palauk, sakau, Basia, aš jau ją vadinau jau Basia, o ne Barbara, sakau, važiuokime į New Yorką pas vieną protingą žydą, jis galbūt ką nors patars. Turėjau omeny Josifą Brodskį. Ji dar su juo nebuvo pažįstama. Nuvažiavom pas Brodskį. Brodskis pasakė, sako, važiuoti į Lenkiją ir sėsti tenai į kalėjimą yra beprasmiška. Kalėjimas neišsprendžia jokių problemų. O kas gali padėti išspręsti problemas yra žurnalas. Organizuok žurnalą, kaip Giedriucas organizavo. Ir jinai gavo pinigų iš Sorošo fondo ir organizavo tą žurnalą Zažytė Literatskė. Jis ėjo daug metų. Iš pradžių Paryžiuje. Irgi buvo labai įdomu, kadangi Mickevičiaus yra toksai jo kūryboje dažnai kartojamas mistinis skaičius 44. Kad ateis išvaduotojas, kurio vardas bus 44. Atrodo, jis turėjo omeny vardą Adomas. Jeigu kabalistiškai sudėti tų raidžių skaitmenės reikšmės, išeina 44. Ir jinai gyveno Paryžiuje, Rue Tickton, 44 numeryje. Ir tenai redagavo tą žurnalą Zažytė Literatskė. Giedriucas labai užpyko, kad čia jėgų skaldymas, kad jinai sukuria konkurenciją kultūrai, jis, taip sakant, prieš. Specialiai nekenkė, žinoma, jai, bet ir nepadėjo, nepalaikė. Milošas palaikė. Milošas buvo redkolegijoje ir spausdino savo kūrinius beveik kiekviename numeryje.
Ir pakvietė Brodskį į redkolegiją kaip jie tada pasakė, profesionalų rusą. O tave, sako, Tomai, aš kviečiu kaip profesionalų lietuvį. Ir, reiškia, mes buvom toje redkolegijoje. Ir tikrai tenai gana daug mano rašinių spausdino, kas šiek tiek padėjo man Lenkijoje susidaryti tam tikrą vardą. Buvo labai geras vertėjas, jo dabar nebėra gyvas, Stanislav Barančik, kuris puikiai vertė eiles į lenkų kalbą. Ir tame zašytai spausdino. Tas truko labai ilgai. Mes įpratom, kad zašytai jie amžini, jie bus visada. Panašiai kaip ir kultūros buvo visi įpratę, kad jie bus visada. Bet kultūra griuvo, kada Giedrocas mirė. Buvo taip iš anksto nuspręsta, kad po jo mirties kultūra nebebus tęsiama. Barbara nemirė, ačiū Dievui, jis sveika ir gyva, bet pasikeitus Lenkijoje valdžiai, Kačinskio valdžiai, iš karto turiu pasakyti, aš esu labai griežtai prieš Kačinskio valdžią. Ir labai laimingas, kad dabar atėjo naujoji valdžia, nes tai senieji solidarumo žmonės, senieji Michniko ir Kurunio žmonės. Kačinskio valdžia per daug nesipyko su Lietuva, bet yra Lenkijoje geras posakis, kad iš visų savo kaimynų Lenkija prie Kačinsko nesusipyko tik tai su dviem – su Lietuva ir su Baltijos jūra. O su Čekija, su Slovakija, su Ukraina, su Baltarusija susipyko. Su Vokietija susipyko ir taip toliau. Reiškia, dabar, kada atėjo Kačinsko valdžia, jie iš karto nutraukė reklamų kampaniją, iš kurios laikėsi Michniko spauda. Ir Michniko gazeta Vyborčas, svarbiausias jo laikraštis, neteko tiražo, neteko pajamų didelių, tai buvo labai pajamingas leidinys. Ir taip pat neteko galimybės palaikyti Zažytą Literatskį. Zažytą Literatskį išleidę 144, vėl 44 numerius, užsidarė. Kiek žinau, dabar Barbara yra dėl to labai nelaiminga. Jau 3 ar 4 metai nežino, ką jinai turėtų veikti, gyvena Italijoje. Jinai ten yra ištekėjusi už Italo, Roberto Salvadori, kuris irgi dalyvavo Zažytą Literatskį. Deja, tai tas žurnalas pasibaigė, bet ilgus metus jis buvo geriausias Lenkijos literatūrinis žurnalas. Ėjo iš pradžių Paryžiuje, o paskui jau daug metų ėjo Varšuvoje. Na tai tiek, ačiū už pasidalinimą. Tai manau, ir iš jo pabaigsime šitą pokalbį. Nebent jūs, profesoriau, turite dar ką pridėti. Ne. Aš jau tiek daug kalbėjau, kad nereikia. Taip. Tai ačiū dalyviams. Jeigu kils klausimų, tai jau kai baigsis įrašas tikriausiai galėsim padiskutuoti, nes tiesiog nelabai po to girdisi, kas užduoda kokius klausimus. Taip, tai dėkui visiems.